Jūs matau. Ok, viskas tvarkoja. Ir dar kartelį giliai įkvėpkim. Iškvėpkim. Tegu viskas, kas vyksta už durų, lieka už durų, o jūs tiesiog pajuskit save va čia ir niekur kitur. Ne mama, ne žmona, ne darbuotoja, ne be jokio vaidmens. Tik aš, Rūta, aš Alfreda, aš Rasa, aš. Ir aš esu šičia, čia, tik čia ir niekur kitur. Ir dar kartą giliai įkvėpkim. Įkvėpkim taip, kad prisipildytų pilnas pilvas. Išsipūstų jisai. Ir tada iškvėpkim ir subliūkškim, kaip balionai. Sudėkim rankas į maldos mudrą ir jas stipriai patrinkim. Patrinkim. Galite sudėti pirštus ir jas netgi va šitaip pajudinti. Ne visai kundalini jogos, bet tikrai labai geras pratimas. Patrinam, iššildom, sudedam prie krūtinės, spaudžiam delną į delną, įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiam pečius. Tegu jie nujuda nuo ausų. Dar kartelį įkvepiam. Ir su iškvėpimu įstatome kaklą smakrą, į kaklo duobutę. Atsiveria jūsų kaklas iš nugaros. Ir įkvepiam mantroms. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbą, stiebiamės į viršų, keliam energiją į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Nuleidžiam rankas ant kelių, įgyjam mudrą. Ir keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Mūsų kundalinė energija, kuri gyvena mūsų gyvena apatinėse čakrose ir kyla į viršų. Jinai kiekvieną naktį užmiega. Ir kiekvieną rytą iš tikrųjų mums ją reikia pabudinti. Tai visos praktikos, kurios darote, ar kundalini jogos, ar ne kundalini jogos, tai būdina tą energiją. Gerai.
pradėsime tiesiai mes eisim į kryją. Kryja ilga ir tokia pakankamai kundaliniška, kaip aš mėgstu sakyti, bet tikrai pajusite skirtumą tarp prieš atsisėdimą ir po. Mes švarinsim savo aurą. Moteris turi 2 auras, vyrai 1. Aura, ta, kuri eina nuo ausies iki ausies, žinoma tokia gražiai jinai vaizduojama šventuosiuose paveiksluose. Ir moteris turi dar vieną aurą nuo vieno spenelio iki kito spenelio. Ir va tas mūsų magnetinis laukas, kurį kūrėme, kodėl mums taip norisi, nežinau kaip, gal ne visom, bet ta krūtinė šiek tiek tokia, kad jinai būtų saugesnė. Dėl to, kad čia mūsų laukas, mūsų elektromagnetinis laukas. Ir jeigu jau labai stipriai mes jį taip atveriam, išdemonstruojam, jį gali prieiti įvairiausių dalykų, šiukšlių ir visokių kitokių galime pritraukti, primagnetuoti. Tai, kad trauktumėm šviesius dalykus, mūsų aura turi būti švari. Ir šitais 14 pratimų mes švarinsime savo aurą. Pirmas pratimas, kairę ranką mes užsidedam, kaip lyg atsiremiam galvą. Stebėkit, kad pažastis atsivertų. Tokia visa ta ranka stipriai atgal ir galva lyg atsirėmus. Mes paimsime kumštį, kundalinį kumštį, uždengsime kumštuką ir dešinę ranką mes suksime atgal. Įkvėpsime ir taip. Į viršų įkvepiam, atgal, iškvepiam. Užtat laiką. Paskui keisime į kitą pusę. Atsiprašau. Kairė ranka ir važiuojam. Jūsų tyliai muzikytė, kad būtų fonas. Ir įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Stebėkite tiek kairę, tiek dešinę savo rankas. Kokiu tempu norite daryti. Kadangi rytas ir mes nepadarėm apšilimo, tai tikrai neskubėkite, tai būna toksai švelnus, jautrus tas judesys. Kairėje ranka, tokia stipriai atgal, atvertos pažastys. Nugaros tiesios, jauskite savo sėdimkaulius, kad tiesiog toks būtų tvirtas sėdėjimas. Į viršų įkvepiam ir paskui iškvepiam. Užsimerkiam akis, suvedam į trečią akį. Ir padariusios paskutinį ratą, pakeičiame rankas. Dešinė ranka eina už galvos, kumštukai ir sukame kairę ranką. Į viršų įkvepiam, leidžiamės atgalios ir į apačią iškvepiam.
Ir įsivaizduokit, kaip plečiat savo lauką. Kaip šito mostu jum didėja laukas aplink jūs. Nepamirštam dešinės rankos, jinai gražiai atgaliosit. Atvirom pažastim. Ir pabaigiam, nuleidžiam ranką. Ir kitą ranką nuleidžiam ant kelių, įkvėpkim. Iškvėpkim. Sekantis mūsų pratimas. Pirštai išplėsti. Rankų judesys prasidės nuo šitos pozicijos. Jūs alkūnėmis suimat savo šonkaulius, laikot prie šonkaulių ir mes įkvėpsime į apačią. Iškvėpsim viršui. Važiuosim tokį didelį, gražų ratą. Pradedam. Užsimerkit ir jauskite vėl, kaip švarinate savo aurą, kaip jinai plečiasi. Rankos labai tvirtos, pirštai tokie net plieniniai. Nugara išlieka tiesi. Gali pasidaryti nepatogu. Lyg suskausti rankos. Nieko tokio, kvėpuokite giliai. Iškvėpuokite, prakvėpuokite tą judesį. Nes tikrai dar bus tokių pratimų, kur reikės kvėpavimo pagalba rankoms padėti. Ir įkvepiam paskutinį kartą, iškvepiam. Nuleidžiam rankas, padedam ant kelių, genmudra. Ir dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Sekantis mūsų pratimas. Rankos ištiestos delnais į viršų. Mes įkvėpsime. Pakelsime rankas, va taip, užlenksime. Kam išeina 90 laipsnių kampu, labai gerai. Svarbiausia, kad tiesios būtų rankos. Iškvėpsim, nuleisim rankas, padarysim tą 90 laipsnių, kam išeina, į apačią. Ištiesiam rankas, įkvepiam, iškvepiam. Tikrai pajusite nepatogumą ir tokį nemalonumą daryti. Kvėpuokit. Kvėpuokit tiek į tą įkvėpi, stiprus kvėpavimas. Tvirtas, gražus toksai. Nepamirškit, neužsifiksuokit tik tai rankose, kvėpuokit.
Ir ištiesiam rankas, įkvepiam. Lyg trauktų jūs į kairę į dešinę. Mūban. Iškvepiam, atpalaiduojam rankas, nuleidžiam ant kelių, genmudra. Ir keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas. Dešinė ranka eis į viršų, delnu į viršų. Aš tikriausiai jum veidrodžiuoju. Žinau. Kairė ranka eis į apačią, delnu į apačią. Tokia mūsų pradinė pozicija. Mes įkvėpsime pakeldamos kairę ranką. Iškvėpsime pakeldamos dešinę ranką. Pradedame. Kairė ranka į apačią, dešinė į viršų delnas. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam su kairė, iškvepiam su dešinė. Užsmerkit ir tokį gražų judesį, mosavimą, kaip sparnais. Akys užmerktos, kaip visada koncentracija akių užmerktų į trečią akį. Nepatogumą prakvėpuojam. Ir ištiesiam rankas į šonus, taip kaip įlaikėme delnus. Vieną į viršų, kitą į apačią, įkvepiam. Prijungiam mūban, keliam energiją į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas. Ant kelių genmudra, keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas, mes sudėsime rankas į maldos mūdrą. Įstatysime nykštukus į krūtinės duobutę. Spausime ranką prie rankos. Ilgas gilus kvėpavimas. Įeikite į tylą. Į tą šūnį, tyla viduj, jūsų viduj, visiškai tuštuma. Baltas popieriaus lapas, nieko nėra. Delną spaudžiame į delną, jis ne toks, neminkštas, jūs jaučiate viską, delną, pirštus, nykščius, mažiausius pirštų galiukus. Esat prispaudę vieną prie kito. Šis pratimas grąžina mūsų balansą. Kairės ir dešinės pusės.
vyriškos ir moteriškos pusės, smegenų pusrutulių balansą. Akys užmerktos, liežuvis prispaustas prie gomurio. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mūvą, ištobulinam poziciją, laikom įkvėpimą. Iškvepiam, nuleidžiam rankas ant kelių, genūdra. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Jeigu turit šalia vandenuko, galite atsigerti. Naudosime burną sekančiam pratime, tai kad ten būtų drėgnesnė. Mes ištiesime rankas į šonus, delnais į apačią. Tokia mūsų pozicija. Įkvėpsime per nosį. Iškvėpsime per O. Įkvėpsime per nosį. Iškvėpsim per tokį ilgas, gilus kvėpavimas. Akys užmerktos. Rankos ištiestos, tvirtos. Nugara tiesi. Įkvepiam. Darysis sunku, kvėpuokit. Koncentruokitės tik į kvėpavimą. Įkvepiam, pilvas išsipučia. Iškvepiam, pilvas subliūkšta. Akys užmerktos. Paskutinės sekundės.
Rankos gali pradėti drebėti, bet it's okay. Ir įkvepiam per nosį. Ištęsiam, ištempiam rankas dar stipriau. Užlaikom įkvėpimą. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas ant kelių, gemudra. Ir keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas. Jogų kumštukai, kundalini jogų kumštukai, mes uždarome savo ego. Ir iškeliam rankas. Iškėlusios rankas po vieną kilnosime pirštus. Po vieną. Taip, kaip pavyksta. Čia yra pratimas smegenims. Kartu 2 rankas, bet po vieną. Iškeliam kiekvieną pirštuką. Neilgas bus, toks tikrai su iššūkiu. Pradedam. Mato mano. Darykite aš, kad matytųsi mano pirštukai. Ir po vieną. Pratimas smegenims. Smegenims mūsų labai nepatinka, kai jas pradeda masažuoti. Būtent tokiais pratimais. Bet po to jos daug geriau veikia. Po vieną. Keliam. Man sunkiausiai keliasi bevardis žiedo pirštas. Visi kiti kažkaip dar klauso. O šitas nenori. Ir sugniaužiam kumščius, įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, stiebiamės į viršų. Atpalaiduojam pirštus ir per šonus iškvepiam. Prilečiam žemę. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir dabar truputėlį pailsėsim nuo sėdėjimo. Keliausim į kobrą. Oi, palaukit kažkaip. Taip, aš čia ar matausi. Keliausim į kobrą arba į sfinksą. Kas gali, kelkitės į kobrą, bet šiaip rekomenduoju dėl mūsų nugarų apačių, jos nėra tikrai visą laiką tokios, ypatingai dabar ryte mūsų išjudintos. Tai pasidedam alkūnės po pečiais ir ištiesiam rankytes. Pakylam, įsitaisom į kobrą. Svarbiausiai priglaudžiam mūsų visą dubenį prie kilimėlio, kad nesikeltų dubuo ir galite pirštukus sujungti. Iškišam liežuvį ir ilgas gilus kvėpavimas per iškištą liežuvį. Pradedam. Iškišam liežuvį. Ilgas gilus kvėpavimas. Gali pradėti bėgti seilės, nieko tokio. Užsimerkiam. Einam į poziciją ir kvėpuojam.
Gilus kvėpavimas per burną, per iškištą liežuvį. Ir įkvepiam per nosį. Su iškvėpimu lėtai nusileidžiame ant kilimėlio, padedam dešinį žandą ant kilimėlio, rankas iš šonų ir kelias akimirkas pabūnant galit pavizginti savo klubus, uodegytę, kad tiesiog atsipalaiduotų nugara. Ir vėl įkvepiam, padedam rankas po pečiais ir pakylam. Grįšim į mūsų lengvą pozą. Įsitaisom, pasitikrinam, sėdim kaulius, taip, įsipatoginkit. Turime sėdėti taip, kad keliai lyg norėtų taip svirt ir liesti žemę. Ne kilt, o svirt. Sekantis mūsų pratimas sitali pranajama, mūsų sitali kvėpavimas. Liežuviu padarom tokį laivelį. Per tą laivelį, taip, teisingai. Per tą laivelį įkvepiam. Iškvepiam per nosį. Rankas galite palikti tiesiog ant kelių ir pradedam. Užsimerkit ir tiesiog įeikite tą kvėpavimą. Labai giliai įkvėpkit. Dar stipriau iškvėpkit. Jei nesusideda laivelis, įkvėpinėkite tiesiog per liežuvį. Tiesiog taip. Šiek tiek iškištas liežuvis ir įkvėpinėkite. Ir įkvepiam per nosį. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam ulban, sutraukiam visus išangės raumenis, lytinio organų raumenis ir pilvo centrą prie nugaros. Laikom įkvėpimą, keliam energiją į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Keli gilus įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas sufijaus sukiniai. Mes padarysim 26 kartus.
į vieną pusę ir 26 kartus į kitą pusę. Tiesiog pradėkite ir darykite savo ritmu. Įkvepiam į priekį, iškvepiam, kai išsirečiam lyg C raidės į nugarą, į nugarinę pusę. Ir skaičiuojam. Šitam pratime veikia ne tik jūsų stuburas, ne tik jūsų dubuo, bet ir jūsų sėdimkauliai. Jūs tiesiog keliaujate nuo vieno ant kito. Nuo vieno ant kito. Lyg reikėtų nugarą apsukti kažkokią nematomą ašį. Ir kas padarė 26, sugrįžtam į priekį ir pradedam sukti į kitą pusę. Ir kai jau paskutiniai ratai, pradėkite mažėti, mažėti, mažėti. Mažėti ratukai, mažėti, mažėti. Ir sustojam. Galite jausti, kaip dubuo vis dar lyg mintyse sukasi. Įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbą. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Sekantis mūsų pratimas. Rankos nusvirs taip lyg tarnaujančio šunyčio. Ir mes suksime petukais atgal.
Kvėpavimas tiesiog prisitaikys prie jūsų judesio. Ir pradedam. Pasistengkite, kad mentis, jeigu norėtų susijungti, o jeigu ir susijungtų, tai puikiai, tai toks lėtas, jautrus, minkštas judesys. Rankos šiek tiek aukščiau, jos ne žemai, o jos tokia krūtinės lygyje. Banguokit. Ir įkvėpkime, kelkim pečius, užlaikykim įkvėpimą, prijunkim ulbą, rankos nukritusios, tokios lengvos, neįtemptos delnai. Neiškvepiam, nuleidžiam pečius, rankos ant kelių mudroj, keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas, mes atsisėsime ištiesusios kojos, galite pajudinti šiek tiek ir kilnosim kojas, įkvėpsim, iškvėpsim, rankos, taip pasidėjusios rankytės patogiai už nugaros. Įkvėpiam dešinę, iškvėpiam, įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvepiam, iškvepiam. Tas pats judesys, pakeliam, nuleidžiam, įkvepiam, iškvepiam. Kojos tiesios, nugara tiesi, atrama ant rankų. Ir nuleidžiam kojas, įkvepiam, iškvepiam, sugrįžtame į sėdimąją poziciją, į mūsų lengvą pozą. Sekantis mūsų pratimas, mes sudėsim joga mudrą, bet už nugaros, nuleisim galvą, kiek galim. Tokia pozicija, jeigu pasiekėte grindis, gerai, jeigu ne, galite nusileisti nuo pagalvėlės, gal bus taip patogiau, nekrisite. Ir mintise, mantra yra tokia, tikriausiai turėtų skambėti gurmukį kalba,
Bet angliškai healthy I am, happy I am, holy I am. Nebūtinai angliškai, tiesiog mintyse galvokite, aš esu sveika, aš esu graži, aš esu palaiminta. Ir būdamos tokioje pozicijoje, mintyse galvokim, aš esu sveika, aš esu graži, aš esu palaiminta. Kiek galite iškelkite ranką, net jeigu čia bus keli centimetrai nuo nugaros. Kiek galit ir laikykit. Ir įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, pakeliam dar rankas, kiek galim. Iškvepiam, grįžtam į sėdimąją poziciją. Ir mūsų paskutinis pratimas. Kas galite, atsisėskite į lotosą. Jeigu galite susidėti koją ant kojos, kas negali, sėdėkite tiesiog lengvoje pozoje. Aš tokia bandau pusiau lotosą pasidaryti. Mudra. Kairys nykštys ant dešinio. Pirštai, rodomieji pirštai ištiesti, kaip pistoletas. Tiesiai ištiesiam rankas, užsimerkiam ir ilgas, gilus kvėpavimas. Pradedam. Rankos tiesios, tiesiog projekcija į ateitį. Ir vėl, kai pasidarys sunku, kvėpavimas jums padės, kvėpavimas jūs išves. Ir įkvėpkim. Užlaikykim įkvėpimą, ištobulinkim poziciją. Prijunkim ulbą. Iškvėpkim, atsipalaiduokim, nuleiskim rankas ant kelių, ant ulbą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir labai atsargiai, lėtai, jeigu galit neatsimerkdamos, gulkitės į šavasaną. Bent jau kelias minutes tikrai dar turim, kad galėtumėm akimirką
atsiduoti žemėj. Rankos kojos kuo plačiau. Ir giliai, giliai įkvepiam. Iškvepiam. Pradedam judinti kojas, rankas, sukti čiurnas, riešus. Ištiesiam rankas į viršų. Išsitempiam. Priglaudžiam abudu. Šiek tiek pasisupam į vieną ir į kitą pusę. Dabar sudedam rankas ir kojas, neturim laiko katės ištempimam, bet turim uždaryti erdvę kartu. Patrinam, apkabinam kelius, pasisupam. Dar kartelį ir atsisėdam į lengvą pozą. Įkvepiam, iškvepiam, sudedam rankas į maldos mudrą, priglaudžiam prie krūtinės ir uždarysime mūsų erdvę vienu ilgu sapnam. Tiesa yra mano tapatybė. Neškimės šitos žodžius per visą savo dieną, per visą savo gyvenimą. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir įkvepiam antrai. Lenkiuosi ir dėkoju jums, mano brangius, kad čia susirinkom. Lenkiuosi ir dėkoju visiems savo ir jūsų tėvams ir protėviams, kad mes esam čia šitam pasauliu, šitoj realybėj ir čia susitikom. Lenkiuosi ir dėkoju jums kiekvienai. Lenkiuosi ir dėkoju Saulei, Mėnuliui, visoms planetoms ir mūsų motinai Žemei, kad mūsų visus nešioja, maitina ir priima išėjusius satnam. Ir įdėkime save į didžiulį dėkingumą
burbulą.